Labas rytas. Šiandien yra spalio 31 diena, dabar yra po 6:22 ryto ir mes pradedame savo trumputę kelionę valtimi. O plauksime mes Dubysos upe. Pradėsime truputį už Lyduvėnų ir bandysime plaukti iki Nemuno, jeigu nebus jokių kliūčių. Šiaip oras turėtų būti mums normalus, tiesiog audra praneša. Iš manęs žinių tiek, papasakokite jūs daugiau. Labas rytas. Viską papasakai, šį kartą neįsime, o plauksime savo darbę valtį. Turim pasidarę valtelę iš putplasčio. Jinai jau išmėginta yra ne vieną kartą. Einam, aprodysim valtį, su kuria keliausim. Tai yra mūsų savadarbė valtis iš putplasčio. Tikriausiai nieko nesimato. Tai jau tikrai, kad nieko nesimato. Bet kai prašvis. Mes ją aprodysime šviesoje. Dabar matosi tiesiog nieko nesimato, yra naktis. Bet žodžiu nesvarbu. Mes plauksim Dubysą ir pamatysite, nes prašvis. Atvykom į savo pradžios tašką. Kraustomės ir pradėsim plaukimą. Kraunamės savo daiktus. Pradėsim plaukti nuo čia. Čia yra kažkur, vadinasi, man atrodo, ten kaimas yra Padubysys, jeigu neklystu. Dabar yra, kiek yra valandų? Dabar yra be 18. Be 18, kol atvažiavom. Išvykstam. Oras šiaip yra nuostabus, tikrai. Nei vėjo, nėra nieko. Nei lietaus, nei vėjo. Ramu, ramu, jaučiu tyla prieš audrą yra. Mes šitaip įsitaisę. Batukai. Tašytė. Žaisliukai. Nu ką, good luck. Kodėl mes pasikeitėm pusėm dabar? Tai turėsi dabar tą pusę tu? Nenoriu. Tai palauk, nebe... Nu tai gerai, keičiamės pusėm. Palaukia. O blemba čia koks jis lengstis, atsaksės geriau. Lūža. Leidžia į vidų vandenį. Reikia kažkaip atsistumti. Palauk biškelį. Lūža per vidurį valtis. Palauk biškelį. Kur pastrigom? Čia? Ką? Dabar nelūžo, ne? Kažkas lūžo, girdėjau. Blemba, kaip čia dabar reikėtų išsistumti. Pabandyk į galą biškį nueiti, kas vyksta, ką žin. Nelūžtų geriau vieno priekį. Na tai gerai, biškį ateik arčiau tada. Į priekį ir... O. Eina po biškį. Viens, du, trys. O. Eina. Sukamės mes. Palabiškelį. Dar iš čia aš pabandysiu. Nu, ir po to makščiu.
Kurioje vietoje lūža? Čia žiek lūža visiškai juda. Čia lūža, va. Juda visiškai. Laukimai netrūkdo. Ką tik įveikėm savo pirmąjį kilometrą. Labai ilgai, 29 minutės plaukėm. Bet buvom truputį minimaliai pastrigę ir pasijungiau laikrodį, kai dar nebuvom visiškai išplaukę. Buvo kažkoks didelis trakšt valtį tenais. Tai tikriausiai kažkur įtrūko, jinai atplyšo kažkur. Tai čia biškė juoda. Jinai makrofleksą neturim su kuo suklijuoti. Šiaip dažniausiai turėdavom. Bet manau, pavyks. Tada kelionė ir su tokia. Jo, tai va yra šita vieta atitrūkusi su klijavimu. Servetėlių neįsidėjom drėgnų, teks maudys. Nes aš nupirkau namam servetėlių virtuviniai valyti drėgnų. Mano vyras tas servetėlės įdėjo mums praustis. Tai nėra labai gerai. Ir dar tokia didelė pakuotė. Iš bėdos gal. Batam nusiplauti, batus galėsim nusiplauti. Čia smagi tokia upės. Nu jo, labai. Vaizdai tokie čia visokie. Nuplaukėm apie 3 kilometrus. Per tą laiką pastebėjom, kad Dubysui yra belekiek žuvų. Ir tokių didelių būriais plaukė. Nežinau, mes tų žuvų neskiriam. Bet žiauriai daug. Ir didelės tokios arklinis. Tu išbijočiau maudytis čia. Čia priekyje matosi lydų vienai. Praplaukėm lydų vieną tiltą. Kažkas linksmiau laukia. Čia akmuo. Akmuo? Aha, akmuo. Ašudas. Paleidžia? Nežinau. Oi. Mokim dabar parein, reikia kairiau būti. Nematau. Be, tokia. Nu, ten, matai, vanduo įėjo jau grinai šalia. Matei, sakai. Aš tau sakau, kai į valtį pribėgo vandens. Nes pradėjo spausti, aš greit kitą pusę persėdau ir tada pakela. Buvo neramu. Storm alert man rašo laikrodis. Kažkur alert. Jau plaukėm beveik 6 valandas. Nuplaukėm beveik 17 kilometrų. Kiek dar plauksim? Dar plauksim mažiausiai 2 valandas. Jo, dar mažiausiai 2 valandas, iki kol sutems, žodžiu, plauksim. Oras jau pradėjo darytis vis prastesnis ir prastesnis. Nu, dabar truputį jau atsigavo, buvo labiau lietus įsismarkavęs. O šiaip tai nuotaika kokia jūsų, ponas? Nuotaika nepakitus, be pakitimų. Be pakitimų. Nu jo, o kas čia gali būti? Smagiau būtų, jeigu būtų srovė didelė. Didesnė bent jau. Taip nelyta. Būtų daug geriau. Turim ką turim. Bet mes geriau nesitikėjom.
Pievos daug blogiau. Jo. Jau čia rytoj tai bus. Man pranešė storm alert. Jo, įspėjimus gavom į telefoną, kad lapkričio 1-2 dienomis bus dideli vėjo gūsiai. Per vėlai įspėju. Jo, kaip sakoma, nepasirinksiu oro. Tai jeigu nelis, kursim laužą, išdžiūsim biškelį, prasidžiovinsim viską, kas sulis. Pasigaminsim valgyti ant laužo. Labai yra daug urvelių visokių tose skardžiuose. Neįsivaizduoju, kas ten gali būti tose urvelėse gyventi, kas jos ten išrausė, bet gal kokie, pavyzdžiui, paukščiai, tulžiai gal, nes jie gyvena urveliuose prie vandens. Gal čia jų urveliai, nes porą kartų mačiau šiandien tulžius. Iš toli vieną kartą, bet vis tiek mačiau, kad žydras paukštukas plasnoja. Tai gal jie čia ir gyvena. Tuose urvuose. Taip, liko mums apie 400 metrų iki sustojimo vietos, nakvynės vietos. Būsim nuplaukę beveik 25 km. Ko čia ta stop juosta? Tu man atsakyk, gal čia išlipimas? Pažymėta. Nu, čia gal ir yra išlipimas. Priirkluokim, pažiūrėkim, kas čia vyksta. Varom. Nes ten nelabai, nu ten... Ką? Kurioj auktai? Aš manau, kad Reikia šlipti, tiesiog patikrinti, žinok. Bet nusineštumėm, jeigu ten 100 metrų, koks, jeigu ten eitų išeiti. Tai atplaukėm į tokią stovyklavietę, vadinasi Bralinskiai. Tai mes ir įsikūrėme šalia Dubysos. Labai fainiai, čia yra visokių laužaviečių. Tai mes įsirengėm ten prie tos vienos laužavietės, varysim laužą pasikurti, dabar pasistatėm palapinę. Nu va, pasikūrėm laužiuką. Mūsų vakarienė kepa. Nežinau, ar matosi. Čia yra bulvės su sojom kepa.
su sviestu, druskytė ir taip toliau. Daugiau nieko nėra. Daugiau nieko, sakė, nėra. Tik tais tie ingredientai. Bet užteks. Tai va, laukiam, dar kokie 5 minutės pakeps, eisim valgyti. Džiovinam kojines, tokias storas turim kojines, valgyti sėdim su storom kojinėm be batų. Šiek tiek, nu dabar, šiek tiek pradžiuvo. Tai ką, radom akinius. Man akis dega nuo laužo. Ai, dėl to. Jis nežino. Tai va, o ką dar pavalgysim? Pavalgysim, eisim į palapinę, įsiruošim miegojimui. Pasiruošim miegojimui ir eisim miegoti, o rytoj kelsimės. Kada? Gal 5? 5? Jaučiu. O kada tu galvoji? Po 5:30. Žinok, jeigu užsistatysim žadintuvą po 5:30 ir tu flegmuosies ir neskelsi, aš tai iškirsiu. Nu, Nes tu visada taip darai. Jeigu yra žadintuvas, reikia iškart ir keltis. Labai vėlinių. Nagi, Taip, ką žiūrim, mes čia ką turim. valgome? Mes turime. Va, ką mes turim. Sojo gabaliukai su bulvių gabaliukais. Žodžiu, viskas iškepė. Dar agurkėlių turim. Oho, kaip prabangiai. Pačias grauž. Gal akienį reikia? Tiek. Gali duoti. Mano truputį kai kas pasvilė. Mūsų miegamasis. Jau įsisteisite miegoti. Kiek yra valandų? Dabar yra beveik 7. Jo. O mūsų lova, mūsų chata. Turbūt atsisveikinsim jau, nes dar neįsim miegoti, dar truputį anksti. Bet pasimatysim rytoj. Labas rytas. Labas rytas. Kaip miegojate? Košmarų milijonas. Jo. Kas vyksta? Pramiegojom. Ir laukia arklinis vėjas. Kažin dar valtis mūsų egzistuoja dar. Ką dabar darysim čia? Nežinau, ar kiaušinukus, ar kavytę pirmiausia. Logiškiau būtų kiaušinukus. O po to kavą. Wow. Versim kiaušinius kitą kartą. Nu, tai gerai, barstykim tą druskytę. Čia dabar kiaušinienį bus. Na jo, varysiu į belekai. Jo. Em druskytę greitai. Aš negaliu viską daryti. Daug neprichuėjom. Žodžiu, nepaėjęs mūsų kiaušinienį. Nes kiaušinienį gal dar paeis. Nelabai. Paplakti reikia. Kiaušinienį yra plakama šiai. Pirmiausia, suplaki druskytę įdedi. Atrodo neskaniai, bet to bus gerai. Pala, atrodo kaip į malai, dabar nefilmuosiu.
21 rytas. Mes jau išplaukėm. Nežinau, kiek yra valanda, apie 8 valanda turbūt. Na ir kiek nuplaukėm? 900 metrų. Turime 900 metrų. Oho. Tiltą turėsim kilometrą. Prie tilto turėsim kilometrą. Aš žinau, koks čia tiltas. Koks? Prisiminiau. Kaulakių. Kaulakių. Jo, kaulakiai. Esam Kaulakiuose prie Kaulakių tilto. Kažkoks surudėjęs labai. Žiauriai. Jau prieš griuvimą. Kažin, Ariogalos tiltą kas nors suremontavo, nes ten jau visiškai griūvantis. Aha. Mes dar pasieksim kažkada Ariogalos tiltą. Turim kilometrą. Kilometras. Valio. Šiandien yra mūsų valties 3. gimtadienis. Aš pakartosiu, nes tikriausiai negirdit. Šiandien yra mūsų valties 3. gimtadienis. Kaip pasigaminom, tiksliau kaip gimė, tai jau jai 3 metai. Lygiai. Jis turi ir vardą tokį nelabai gražų. Sugalvojom pačioj pradžioj. Bet kitas nebuvo kilęs tai valties. Tai čia jisai. Tai jį. Tai jie, žodžiu, raketa. Pavadinom raketa, nu ką žinau. O tai jeigu būtų jis, Tai koks vardas būtų pagal tave? Rakečius. Kas čia? Ten per smaigaliai. Kažkaip nelabai mums patinka. Koks buvęs? Buvęs tik nesika per visą. Trenksimės mes į juos. Turim kažkaip palei kairę. Varom tada. Nu čia bus šposų. Įlipu į valtį. Įlepam į valtį. Eik tu sau čia, kaži. Varom į medį. Trenkimės į jį. Varom. Čia trenksimės. Pasismeigiam. Grinai pasismeigiam. Nenoriu prisišnekėti per daug, bet išmakščiuosim, va. Turim viskas. Atsisukčiau pafilmuoti. Kas čia buvo? Čia buvo tokia vieta. Kas vyksta, kas čia sukasi? Suintensyvėjo vėjas. Kartais tai nauda, kartais nelabai. Dabar tai neša labai gerai. Turim 8 km nuplaukę jau. Sekasi neblogai. 2 valandas 20 minučių. Lietaus beveik nėra. Turim 9 km. Kama. Kilometrų. Čia biškai rimčiau, girdi. Pažiūrėjo. Čia labai rimta yra. Tai vis mąstau dabar dar. Čia yra akmuo krašte, po to ten, kur labiausiai bangoj irgi. Jeigu laikysimės kairės, tai kažin ar mus nenuneš į pačią kairę tos akmenis. Nu, jau čia reik varyti taip, ne? Daugiau į kairę. Ką? Ne visai kairė, bet... Čia labai didelis slenkstis, yra didesnis negu buvo pirms. Bet jeigu į kairę varom, tai irgi matai viens pups akmuo. Matai? Čia yra per statu kažkaip, atrodo, nors čia visur. Bet ten apačiu žiūrėk akmuo, jeigu tenais trenksimės į tą akmenį. Ne, reikia įveikti. Žodžiu, kairesnė pusė ir kai pradės nešti ant ten, tai aš turėsiu labai stipriai dirbti. Ir ten yra skardžiai. Nu, tai ten, bet ten mes negalim, nes ten akmuo pačio yra.
Varysim, belekai. Pasiruošusi. Varom, dabar tai varom. O, čia labai didelis skardis yra. Pasiruoš smūgiui. Ne. Jau bėga vanduo per priekį kažkodėl. Pribėga vandens į vidų. Pribėgo? Sustojom į salelę. Tokią. Išsipilti vandens iš valties, šiek tiek pateka, kai šokom per tą, nežinau kaip jį čia pavadinti, kliūtį. Tokia va buvo, nežinau ar matos per kamerą. Bet tokia nebloga buvo, nebloga. Smagiai nuskridom. Buvo visokių minčių. Kad gali... Gal lipam lauk? Atsimenu. Toks buvo smūgis, kad net vanduo pabėga. Davė į priekį, skrido į galą. Tai kokios rimtos avarijas. Gerai, kaip mangus padalinti. Gerai, dalinamės mangus ir plaukiam toliau. Nuplaukė 28 kilometrus. Mum iki poilsiavietės maždaug liko apie 2 kilometrus. O kasgi čia? O čia kriokliukas mažas. Nors video galėtų atrodyti, kad šita upė yra labai srauni ir visa kita, bet yra labai nesrauni. Gal man reikėtų čia kaip nors išlipti? Oho, kaip pučia, žiūrėk. Visiškai pakibę esam. Paleis tą veramentą. Bye bye! Bye bye! Ne, pasileis ten. Pavyks prisišartuoti juostą, paimti keleivį. Verdame kiaušinukus. Patavirsime sriubą. Kas vyksta? Išviriam kiaušikus. Rytojaus pietum. O dabar verdame sriubytę.
Kas dar vyksta? Nežinau, operą pasijungiau, bet nelabai man čia traukia. Kažkaip pastriga. Čia ryšė nelabai. Kas buvo? Širdis nesustoja. Būtų buvę užfiksuota beveik. Mes baiminamės, kad mūsų sriuba gali išvirsti bet kada. Čia būtų didžiausia katastrofa. Net didesnė katastrofa, nei mes dieną iškirstumėm iš valties. Tai jau tikrai. Oi. Valgysim sriubytę. Ar skani? Mhm. Ar tikrai? Nu, namie nevalgyčiau. Žodžiu. Kiek laipsnių yra iš viso? Nežinau, man kojytės šalo. Tuoj pažiūrėsiu. Ar tikrai? Kojytės. Kas čia opera atsigavo? +12. Tai labai šilta šiąnakt bus. Vakaris gal kokių 6-7. Tai visai normaliai. Vėjas plaiksta palapinę. Kartais užlyja. Bet čia viskas gerai. Per palapinę kiaurai nelyja. Tai šiandien nuplaukėm 30 kilometrų. Baikit. Aš biškį pavargau šiaip. Ne tai, kad pavargau, bet mėgučiau užsimaniau. Turėsim laiką pamiegoti. Kiek dabar yra valandų? Dabar yra be 27. Rytoj kelsimės anksčiau nei šiandien. Ar tikrai? Tikrai. Nes šiandien buvo 5 valandą, man atrodo, žadintos užstatytas atskėlim po 6. Ką? Tu taip norėjai miegoti, kad tu pasakei, kad užstatyčiau po 5:40. Košmarus sapnavau visą naktį, tai nepailsėjau. Aš papasakosiu. Man sako, naktį, man sako, sapnuoju košmarus ištisai. Paskui miegam. Aš girdžiu, mano vyras sako, aš pažadinau, nes man buvo baisu, nes jisai košmarus sapnavo, pagailo žmogus. Tai jis kaip tik tuo metu sapnavo, kad kaip ten yra, kad už palapinės buvo dvasia, o tu meldėjaisi. Tai gerai, kad pažadinau, o tai būtų nusimeldęs. Sapne, tai kitaip skambėjo viskas. Ką dar sapnuoju, kažkas tempia už kojų? Iššokai palapinę. Žodžiu, daug košmarų buvo. Nežinau, čia ne košmaras toksai. Nebaisu buvo, jeigu meldėjais. Ką, žinau, ką daryti daugiau. Įsivaizduok, švenčiausiai mergelė. Ne, mergaitė buvo, ne šventa buvo tokia. Kaip ir egzorcizmo rodo. Ką, žinau, tai pasimels, sakau, reikia. Aš išgirdau, kaip tu bandai melstis, žodžiu. Visai tai buvo garsai tokie iš to burnos. Man gaila pasidarė, gal reik pažadinti, o tai košmarai jūs sapnuoja. Kai žin, kokių šiandien bus košmarų, taigi vėlinės yra. Nesapnuosiu gal. Dabar yra po 7-5 minutės. Mes esam pavalgę. Gulime lovoje prie lempos. Ir ketiname mes ją tuo išjungti. Eisime miegoti. Rytoj anksti keltis. Veidukai mūsų yra paraudę nuo vėjo, kaip visada, arba nuo saulės.
Šį kartą nuo vėjų. Ką noriu pasakyti, labanakt? Labanakt. Saldžių sapnų. Labas rytas, yra po 6:53, mes pajudėsime. Dar yra tokia prietema, kai atsikėlėm buvo visiškai tamsu, bet labai greit pradėjo švisti ir labai gerai, kad pradėjo švisti greit, nes mes su prožektoriais ėjom plaukti. Bet dabar jau prožektoriai sudėti į tašes. Baltieji garniai. Vau, kiek daug. Oho. Kiek čia jau daug. Įsivaizduok, kiek išbaidėm. Mūsų gyvenime mačius tiek daug bulvių. Kiek daug. Ir karmoranai, va, karmoranų būrys. Ar ne karmoranai? Vienas atsargiai kažkas. Būkite atsargus. Rekonstrukcijos darbai. Tai čia tiesiog į tas tvoras, kad neatsitrenktume. Aš manau, ir viskas. Pėstiesiems eina jaučiu praeiti čia, bet mašinos tikrai nevažinėja. Čia dabar plaukiam pro Ariogalos tiltą, kurio nėra. Kapinaitės ant kalno ir miestas ant kalno. Jau nuplaukėm 15 km. Šiandien saulėta, gražu, tik tais yra vėsiau šiek tiek. Šiuo metu yra po 5:17. Ganėtinai greitai temsta, bet mūsų kelionės tikslas eina į pabaigą. Liko labai nedaug. Liko apie 1,500 metrų. Iš viso būsim nuplaukę 89 km per 3 dienas. Tai kažką norėjau dar pasakyti. Kur išlipsim? Išlipsim netoli ten, kur įteka į Nemuną. Tai keli šimtai metrų bus nuo tos vietos, bet pasirinkom vietą, kur yra lengva išlipti. Kažkokia maudykla bus, kažkoks pliažas, kažkokia vieta lankytina. Tai tenais ir išlipsim. Na ką, ir varom, nebedaug liko.